Kaip jautiesi? Stoviu vietoj. Stoviu erdvėje ir žiūriu, kažkaip jaučiu kažkokį tokį norą ir nenorą, kažkaip taip toks keistas jausmas, žinai, toks kažkoks. Manau, galima eit priklausomai. Aha, labai gerai. Tai tu dar kartą užsidedi pačias geriausios šviesos savo apsaugas, jeigu reikia pakeiti erdvę 3, 2, 1. Ir šiandien mūsų tema yra vėliavos ir vėliavos simbolika. Atsidaryk vėliavų temą ir lįsk į ją. 3, 2, 1. Ką pirmiausia rodo? Rodo tokias kaip struktūros sistemos, mažas arba didesnės erdves per laiko juostas ir visur ten su tom vėliavom, bet aš matau, kad kiekviena vėliava turi kaip tą vėliavnešį vadinamą, kur tą vėliavą neša, ar ne? Taip. Reprezentuoja ten. Tai aš matau, kad tą vėliavą kaip kažkokia būtybė, kažkokia būtybė laiko. Oho. Bet jų daug. O tos būtybės kiekvienas skirtingos yra? Gal kažkiek skirtingos, kažkaip skiriasi spalva šiek tiek, žinai, tų būtybių dydis, jos arba arčiau, arba toliau, žinai, taip kažkaip. Bet aš lendu į tą pačią pradžią, sakau, parodyk, kas tos vėliavos išradėjas ar kūrėjas, ar pats pirmas tas laikytojas iš to viso būrio. Nes jie man taip susimaišė, kaip ir būtų. Kas sugalvojo tas vėliavas? Rodo, kaip būtų ta piramidė, žinai, iš auksinių luitelių supilta. Ta tokia didelė, ta tokia egiptietiška, kur mes pripratę esame matę prie tų senovinių piramidžių. Tai va tokia piramidė. Ir ant jos sėdi toksai, sakyčiau, kaip vyriukas, toks jau berniukas, bet jau toks pusvyris, toks vyrukas jau. Ir jis laiko tą mažą vėliavytę tokią taip rankoje ir jisai taip mėtų nuo tos piramidės ten viršuje, mėtų į apačią, ten kažkokius akmenukus į tos žmonės, į tos gyvūnus, ten žodžiu, jis taip mėtų. Ir kai jis tą akmenuku to į galvą pataiko, arba ten kokią akį išmuša, arba ten, tu prasme, toks smūgis daris, kad nukrenta, žinai, praranda sąmonę, tas žmogus ar ta būtybė, tai ta vėliavėlė jis taip paplevisuoja, žinai. Geras. Kaip žymėdamas savo viktoriją, sako savo pergalę. Bet čia yra kažkaip su kažkokiu dievų lauku susiję, nes jisai man toks iš dievų laukų. Matau, kad buvo tokie laikai, kai tas tunelis, tas praėjimas iš dievų laukų į žemę buvo tiesioginis per tą piramidę, kažkaip iš tos piramidės toks tunelio, žinai, vis atidarytas yra. Ir jis tiesiog iš nuobodumo nusileidžia iš tų savo pasaulių, atsisėdant tos piramidės ir va tokį žaidimuką savo susigalvoja. Ir ta vėliava tokia trikampiai plevisuoja, kai jisai tarsi nušauna ar nudaužia kažką, tai jis taip paplevisuoja. Tai čia buvo tokia pati pradžia, kokia man rodo. O šitas dievukas ar pusdievis, jisai už ką yra atsakingas, už karą, nesantaiką?
Man sako, kad vėliau jis tapo karo dievu. Vėliau jis tapo. Jis kažkaip su... Pačia pradžioje jis man rodo, jį kaip tokie, kaip jaunuoliai tokie, ir jis toks kaip, tas kūnas toks labai panašus į žmogišką tokį kūną. Pavidalą tokį. Bet ir jo rūbai tokie lengvi, tokie švytintis geltoni. Ir po to, kai jis jau pavirsta į tą karo dievą, jis tarsi kaip kokia dvasia tampa iš tikrųjų. Jau ten tų geltonų rūbų nebelieka, jis toks jau tokia kaip, nežinau, mantija, sutana, truputį primena tos arabų klajoklių, ten tas aprangas, žinai, tie turbanai kažkokie, tokios kelniai, sukneliai, tokios kažkokios tunikos, plati šalikas ant galvos, kad užsidengti veidą galėtų. Viena akis žyba, taip šviečia mėlynai, o kita tokia kaip žmogiška, tokia juoda visa. Ir jis kaip tampa ta pati vėliava kažkaip. Jis yra simbolis to vėliava. Geras. Yra tiesos su ta teorija, kad kai eina į karą, neša tą vėliavą kaip simbolį. Ir kai karo mūšis baigėsi, tai iškelia tą vėliavą įkalą. Plevisuot. Čia yra kaip simbolis tos pergalės, to karo dievo, tos simbolis, tas parodymas kažkaip, kad viskas čia dėl tavęs ar tau. Tam karo dievui. Tos visos aukos, net matau, tie kūnai kaip kalnas toks supiltas ir viršų įsmeigta ta vėliava. Kažkaip nesvarbu, kokios spalvos jį bus, nesvarbu, kokios tautos ar kokios valstybės, kaip pavadins, jie visos turi savo tą simboliką. Kaip kažkokį ženklą, kas čia valdo, kas yra valdovas. Bet matau, kad grįžtant prie tos teorijos teisingos, kad man, ta prasme, teisinga, man taip rodo, kad kai eina, neša tą vėliavą ir kai eina tas būrys tų kareivių, jie nešasi su savim savo kažkaip tas vėlios kažkokias prisikabinusios, kažkokias kitų mūšių. Bet čia daugiau ne kad protėvių, bet savo kažkokius, nežinau, kaip prikabintus, prisikabintus, prikviestus, kaip per maldas kažkokius prikabintus, kažkokias dvasias. Oho. Nes toks vaizdas, kaip kiekvienas eina į tą mūšį ir meldžiasi vienaip ar kitaip, ar ruošiasi tam savo mūšį, ar ne? Nes jie niekada nežino, ar tai bus pirmas ar paskutinis. Taip. Jie eina visą laiką kaip į paskutinį. Aš matau, kad jie kaip meldžiasi, prašo tos apsaugos, tai jie ten atgauna tą, nuleidžia jiems tokie kažkaip kaip būrį aplinkui juos. Ir kai vyksta tas mūšis, tai ne tik tas žmogus, bet ir tos vėlys, tos būtybės mūšuose tarpusavį su kitų tom būtybėm. Nes visi iki vieno tie kariai turi tokius atributus, tokius pagalbininkus. Gražią pasą. Dabar pradėjau, kaip sakau. Aha. Labai įdomi tema, labai gera. Bet tai vienu žodžiu nuo to berniuko, kuris su akmenuku nudauždavo žmogų, nukrisdavo, iškeldavo vėliavytę, tai dabar vėliavytė iškelta, bet kurios šalies vadinasi nėra kaip
Ar yra iš viso galimybė taikai? Jeigu tu iškelia vėliavą, vadinasi, kažkas jau grius. Kažkuri tauta. Tas vėliavos iškėlimas mūsų šiandienam pasauliu, ar ne, arba žmogiškam pasauliu, tai rodo, kaip aš duodu tau ženklą, kad aš pasiruošęs, aš tave pulsiu. Taip. Bet, pavyzdžiui, yra tie simboliniai mūsų moderniam pasauliu, tas vėliavų pakėlimas, ar ne? Pavyzdžiui, kaip kažkas miršta, ar ten kokia gedulo diena, kaip ten tipo vėliavos iškeltos, iki pusės nuleistos, prasme, bet iškeltos. Tai man rodo, kad čia toksai kaip nežinau, kaip simbolis, kaip iš tos žemės, kaip iš to kūno išspaustų į tą sielą, į tą eterinį pasaulį, ar ne? Atgal. Ta siela tokia kaip, nežinau, kaip prikabinta, žinai. Tos gedulo visokios dienos, tie atributai prispaudžia ir sulaiko tą išėjimą natūralų irgi. Čia mums yra parodoma kaip pagarbos ženklas, bet čia yra tokia sistema, net girdžiu tą tokią dūdelę, žinai, kažkokią, va tokią, tos sielų surinkėjų, žinai, jis tarsi kaip kviestų jas pas save, vietoj to, kad jos išeitų, nes jos, kai užsidaro toj sistemoje, kai ta vėliava taip iki pusės nusileidžia, užsidaro tokioj sistemoje, jom tarsi kaip rūko, žinai, nuleistas ant akių. Ir jos pasimetusios tarsi nežino, kur jom eiti, ką daryti, nes jos nemato tų šviesos, nežino, kur eiti, kaip tą portalą atsidaryti. Ir va tada pasigirsta tą dūdelį tų sielų gaudytojų tokiam rūke, aušroj. Ir jisai jas kviečia kaip koks piemuo, žinai, eikit paskui mane, o jis ten jau į savo erdves nusiveda. Eina savo. Man vėliavos iškėlimas, pavyzdžiui, dabar mes stovim dviese viena prieš kitą, aš iškeliu vėliavą, tai man rodo, kad kaip tau ženklas, kad aš tave pulsiu, aš jau pasiruošiu. Tada tu iškeli ir viskas, ir tada prasideda mūšis. Tai tokia buvo pradžia ten su tais mūšiais ir karais ir taip toliau. O pavyzdžiui, šią dieną iškeltos vėliavos, tarkim, ten, kur būna prie pastato visos Europos vėliavos iškeltos ir plevėsuoja. Ką jos reiškia? Visos kartu. Čia turėjau menį tą parlamentą, ar ne, Europos ten. Taip. Nu, prie kažkokiu tenais. Ar irgi važiuojant link oro uosto yra vėliavos iškeltos, žinai. Tarkim, prie atitinkamo vietų mieste, valstybėje yra kiekvieną dieną iškeltos vėliavos. Ir jos plevėsuoja. Čia kažkaip to oro dievo, oro pono kažkoks toks, kaip sutramdyt bandymas. Pavyzdžiui, man rodo tas, kaip pasakė, prie oro uosto, tas baltas tokias, aš, pavyzdžiui, matau labai dažnai tokios, ten nieko nėra, ten tiesiog baltos tokios būna. Arba su kažkokiom mėlynom juostom, ar ne? Taip. Labai daug esu mačius vien baltas kažkaip. Tai kaip bandytų tą oro dievą, žinai, sutramdyti, kaip sakyti, mes norim taikos, leis mums pakilt, va, tiem lėktuvam, žinai, arba išskrist. Kad tarsi kaip taika, nes balta vėliava tai kaip taika, žinok, yra tas simbolis. Kaip noriu taikos, ramybės, kaip nepuolimo, ne karo paskelbimo. Ne karo paskelbimo vėliavo ženklas. Bet, pavyzdžiui, grįžtant prie to parlamento, čia yra dar kitas dalykas. Čia yra kaip
kaip kiekviena ta šalis, egregoras, pajungtas po tą vėliavą. Pakištas toksai, žinai, sukištas į tą vėliavą, kaip simbolis. Ne? Taip. Ir tada matau, kaip jas visas ten sukabina tos simbolius, tas visas egregorus. Tai pajungia į tą visą bendrą tokį egregorą, tą simboliką. Bet jie neturi jokios teisės nuspręsti, jie nuspręs ir darys tą, jie savo vėliavas kels ten, kur jiems bus pasakyti. Dažniausiai per kažkokius karus, žinau, vien tik karai. Kažkokius mūšius, kažkokius kovas, kažkokius naikinimus. Ir man tai rodo, kad kai iškyla ta jų vėliava, pavyzdžiui, nu gerai, imkim tą Lietuvos vėliavą, pavyzdžiui, įkišta ten tarp tų Europos Sąjungos ten tų vėliavų ir aš matau, kad ten susidaro toks kaip stiprus egregoras aštunkojus, kuris yra jisai karinis, jis apsišarvavęs karu, naikinimu. Bet to aštunkojų valdytojai yra nusprendėjai, kur jisai eis, kur jisai puls. Jis gali netgi sueis, sunaikint netgi tas šalis, kurios ten yra pajungtos po tą vėliavą, tuos egregoriukus mažiukus. Net jiem patiems nieko neįtariant. Dažniausiai tai daroma. Tai čia net nėra sąjunga. Ne, čia yra ginklas. Kovos mašina. Aš matau, kad visur, kur labai tos vėliavos, tos, kiekviena ta organizacija, kuri turi savo atributus vėliavos, ar ne? Ypatingai vėliavos, kažkokius logotipus, kur labai jau reprezentuojama, nešama, yra visi sukarinti, absoliučiai visi sukarinti. Jų varomoji jėga ir misija yra karas, kažkoks kova mūšį. Bet tas karas gali būti net taip, šiandien pasaulyje nereikia suprasti, kad ten eina ir žudo, žinai, ar ten su tankais važiuoja. Ten gali būti per vaistus, per skiepus, per kažkokias indoktrinacijas, kažkokį švietimą rodoma. Perversmai kažkokie. Informacinis karas. Taip. Knygos, internetas rodo kažkokią, nežinau, sako, supremizacija, kažkoks spaudimas, prispaudimas, kažkoks paspaudimas, valdymas. Ir dabar kiekvienos šalies ar organizacijos pasirinktos spalvos, logotipai, tai yra istorija, ar nesakoma? Ar turi galios, kaip yra tos spalvos sudėti, kokie brūkšniukai sudėti? Dauguma kažkaip tų modernių šalių tai turi ten susidėję tuos savo pasirinkęs spalvas ženklus, tai ten kažkaip yra kažkokia primesta, jiems yra sugalvota, ne jų pačių sudėliota ta simbolika, sako, iškraipyta. Bet yra, pavyzdžiui, šalių, kur yra senesnės tų šalys, kur turi kažkokį elementą, kuris, pavyzdžiui, jeigu yra vėliava ir ne tik spalva, ir ne tik brūkšniai, ne tik linijos, bet yra kažkokia, pavyzdžiui, logo ten, kažkokie, pavyzdžiui, kryžiai, žvaigždės. Tai čia yra kažkaip kitaip. Čia rodo, kad ta šalis, ta tauta yra kažkaip stipresnė įtaka, senesnė įtakos sfera, išsikovojus kažkaip savo tą statusą. Sakykime. O ten tie, kur turi tik spalvas ir brūkšniukai,
kaip, pavyzdžiui, linijos, tai nėra jokių ženklų, tai kaip ir pergai, sako man, priespauda. Jau tas simbolis net nėra prasmės. Tai O tada jeigu imkim. ir yra, tai dažniausiai bus kažkokia atiduok mum kraują, atiduok saulę ir atiduok gyvybę. Pavyzdžiui, einant per lietuvišką vėliavą, tai saulė tai yra ta gyvybinė energija, ta šviesa, ta kraunanti, auginanti, ta žalia, tai ta gyvybė visiška, kur pulsuoja per visų kūnus, kai širdis ir krauja ir tą visą gausą, ar ne? Taip. O kraujas, tai ta raudona. Tai čia žodžiu, žudykit, badykit, naudokit mus, kam jums reikia. Atimkit mūsų saulę ar ne, mūsų šviesą. Taip. Čia simboliai, kuriais tu labiausiai didžiuojasi, pavyzdžiui, ir juos atiduodi, nes jie tau patys svarbiausi. Einas. Matau, kuo baltesnė ta vėliava, tuo jinai tokia ramesnė, bet tai nereiškia, kad tu būsi nepuolamas. Taip. Nebūsi vergas, nebūsi pavargas. Bet baltų vėliavų labai mažai pasaulyje. Be galo įdomi tema. Norėtųsi kažką padaryti su mūsų vėliava, kad tokios žinutės neturėtų. Kad pulkit ir paimkit viską, kas mums svarbiausia. Kaip išrišu tas dalis, nes jos tos, kaip būtų eterinė erdvė, man rodo, kaip supinto, žinai, kartu rankom net. Tokios senos močiutės rankom supinto, žinai, kaip pleninių siūlų suvytos. Kad laikytųsi kartu. Tai aš vėl atgal taip išpinu viską ir, nežinau, paleidžiu kažkokį šviesos spindulį. Labai ačiū tau. Ar yra bendra kaip žemės vėliava? Yra. Kaip jie atrodo? Gaublys. Mūsų žemės gaublys, tipo tos apskritimas rodomas. Toks rutulys ir va čia yra mūsų ta vėliava. Ir ką mes sakome su ta vėliava? Taip, matau, tu plevėsuoja taip taura ta vėliava ir man sako, kad girdžiu per pasąmonės mūsų, mes sakom, kad mes tikim tą teoriją, kad čia yra gaublys, kad čia yra tiek vandenų, čia yra tiek sausumos, tokia augalyje, tokia gyvūnyje, flora, fauna, tiek šviesos, tokie metų laikai, čia tai buvo ir tai bus. Cirkuitas, kaip tam cirkuitą tokiam apskritimą užsidarė kaip gyvatės rate. Kažkokį jaučiu, kaip iš vidaus, tipo, ta vėliava bandytų viduj, taip užkur tokia spirit, oi, čia mes žemiečiai, žinai, taip pasididžiavimo, žinai, kaip kiekviena vėliava kažkokia simbolika, bet čia iš esmės, iš šono taip žiūrint, iš kitų, pavyzdžiui, pasaulių, tai labai taip, kažkaip naiviai, taip juokingai atrodo. Tikėjimas, iliuzija. Toks suspaudimas į tokį mažą burbuliuką, žinai. Čia pasąmonės atspindys.
Šiaip Atrodo kaip kiekvienas tas, nelankstumas proto, ar ne? nu taip, nes tu užsidarai tokį rutuliuką, žinai, kuris eina ratu. Ir bėga ratu ir toliau neišeina, jis nepasileidžia per tas lankas, pievas, klonius, ten tuos vandenis į trajektoriją beribę tokia horizontą. Aš matau, kad kiekviena ta vėliava, tas simbolis, čia gali būti ir herbos, ir logotipai, jie yra kaip rodo, kuo tu tiki ir kas tau svarbiausia, kokie tavo resursai, kokie tavo didžiausia asatai, ar ne? Ir kuo tu tiki, ir tu tiki tai savo asatais, tai savo resursais. Ir tu jais demonstruojasi, kaip kokia, nežinau, kaip pasididžiavimas apsauga, bet iš esmės tai mes pamirštam, kad reikia pasižiūrėti, žinai, plačiau. Ir iš viso man taip visą, dabar taip nagrinėjom šitą klausimą, taip laiką eina tokia klausimas pačiai savo, kaip pasąmonė, žinai, klaustų, ar jums reikia tų, kam jums tų demonstravimus, ta prasme, kam jums tų sistemų, nes tas vėliavos tai kaip sistemos irgi yra. Nesakau, jos pakiša tą mažą tokį gregoriuką padaro, pakiša po savim, žinai, kaip po kokį pilvų, kaip po sijoną ir atlai. Mes vaikštum taip visi kartu. Kuo tu labiau tas vėliavas, tą simboliką keli, ten šventi, ten, sakykime, kaip sakyti, reprezentuoja. Man iš karto vaizdas, žinai, koks tai darosi, matosi, kur visi eina ten į futbolo stadioną ir mažytės vėliavytės. Tenais ir suaugę, ir vaikai nešasi. Nu, tu pasiruošęs tam mūšiui, nes futbolo geimas, ar, pavyzdžiui, basketball geimas, tai viskas yra kova, mūšis. Jie kovoja, čia yra žaidimas, čia yra kova, čia yra mini mūšis. Mes dabar neinam į gladiatorių kautynės, kur viens kitą nužudyti turi, bet mes einam į va tokias kautynės. Čia yra toliau tie žaidimai. Niekas nepakito. Pabaigoj po mūšio juk yra ir ašarų, ir traumų, ir mirčių gali būti. Čia tas pats, viskas tas pats. Čia tas pats valdymo mechanizmas. Energijos surinkimas, paėmimas iš tavęs tavo resursų, nes tu eini, tu susimoki už bilietą, dar tu susimoki už gėrimus, už maistą, dar susimoki už atributus, už vėliavėlę, už šaliką, už kepurę, už dar kažką. Ir atrodo irgi, kai labai sergi, irgi pasakymas yra, ar ne, sergi už savo komandą. Ir labai daug energijos atiduodi irgi. Taip. Tu krauni tą Gregorą, tą mašiną. Tu pats dalyvauji tam žaidime, kovoji. Ir kuo tu labiau patiki, kad tu kovoji, kuo tu labiau daugiau emocijų atiduodi, kuo tau svarbiau, tuo labiau tu įsitrauki į tą mūšį. Ir irgi dalyvauja visokie ten vėlės ir taip toliau. Taip. Tose žaidimuose. Panašiai. Tai kaip mums dabar visiems nusiimti šitą iliuziją? Suvokti, kas čia vyksta. Nes kol tu nesuvoksi, tai tu ir toliau krausi tą visą egregorą, tą sistemą, tos žaidimus, tos atributus. Ir toliau simbolius tuos musikuosi, rodysi, ką tu palaikai, kas tavo širdį, koks tavo mąstymas siauras, kaip tu matai realybę, kas tau svarbu. Būti, pavyzdžiui, fanų kažkokios komandos futbolo ar bet kokios nors tam sporto šakos, dažniausiai tai yra parodymas, kuo tu tiki, kas tau svarbu, kur tu energiją atiduodi. Ir kuo tu labiau tai reprezentuoji, kuo tu labiau tai rodai, tuo tu labiau krauni tą egregorą. Pavyzdžiui, čia nėra susijęs su vėliavų tematika, bet yra susijęs su fashion, su mada, ar ne? Taip.
kuo tu labiau logotipinius dalykus nešioji, tuo labiau tu tą egregoro, to logotipo savininką krauni, tą energiją, resursais, pinigais. Man iš karto metė dabar imidžą į tas tapkės, šlepetės, kur yra dideli Nike simboliai. Atrodo visą tavo tą kojų energiją, tas įsižeminimas. Atrodo viskas turi prasmę, ar ne? Nėra nieko šiaip savo. Ne. Viskas turi prasme. Viskas yra Aha, prasme. visi logotipai, visa atributika. Taip. Viskas suskirstyta. Dabar grįžtant prie tų Nike tapkių, tai reikia suprasti, kas yra Nike'is, ką jie, kokia prasme, kokia užslėpta idėja ir ką jie nori tom tapkim parodyti, ką kūrėjas norėjo to parodyti. Nes kiekvieno produkto kūrėjas, jis turi idėją, kodėl aš sukūriau tos batus. Ir ypatingai ten, kai būna tie tokie visi kažkokie, atrodo iš šono žiūrint, kažkokie nukrypį, žinai, dabar man nesuprasi, kokia čia prasme, kodėl jie tokie baisūs tie batai, arba kodėl jie tokie, crazy, žinai. Bet čia yra prasme, čia yra simbolis, čia yra kur tu nuneši energiją. Dažniausiai tai yra parodoma, kam tu nuneši energiją, kaip buvo kažkokie batai, kaip užkos ten kojaus ar kažkokios. Jo, tą patį norėjau sakyti, kanopiniai. Taip, tai tu užsidedi kanopas ant savo kojų ir tu įsivaizduoji, kad tu labai šustras ir fainas, bet tu tai tas velniukštis, tu tą velniukštį tarsi kaip pertransformuoji, tu jam leidi pavaikščioti savom kojom, žinai, kaip pertransformuoji. Čia tokie dalykai yra. Čia reikia suvokimų, supranti, ką tu darai, ką tu perki, ką tu krauni, ką tu nešioji, kokius logotipus tu pasirenki reprezentuoti, vėliavas kokias kabinėsi, viskas. Viskas turi būti apgalvota. Pavyzdžiui, kuriesi savo kažkokį stilių, ar ne, kaip ir kuri tą vėliavą. Tu turi pagalvoti, ką tu nori tuo parodyti. Kodėl tau tai vibruoja? Kas vyksta? Ar tai tu, ar tai tavo programa, ar tai kažkoks egregoras, ar tu čia pats iš širdies tą simbolį nešioji ir rodai? O galim paimti dar vieną temutę, tai būtų irgi su vėliavom, tai būtų kitos seksualinės pakraipos, kitų seksualinių pakraipų žmonės ir tą jų vėliavą vaivorykštės paimti. Ir kai jie eina, tarkim, yra paradas ar ne, yra jų šventės, ir jie eina su ta vėliava mosikoja, ką rodo tau pasąmonė. Man rodo, kad jie tą vaivorykštę kaip ir pasisavino, pasivokė, pasiskolino, vardant gali jie labai daug visai, kaip tik nori. Pasiskolino ir ta kiekviena spalva reiškia, kaip ir jų tas šauksmas. Kiekviena spalva, mums nesvarbu spalva, mums nesvarbu rasė, ten visi lygus, equal ir taip toliau, bet visi sukišti po vieną tą vėliavą. Tipo, mes priimam visus. Nesvarbu, ar tu kokios tautybės, kokios rasės. Tipo, tu, jeigu esi tas tų požiūrių, eini pagal tą sistemą, kurią mes jums kalbam per tą garsiakalbį ir teikiam. tą informaciją, jeigu tu sutinki užsidaryti tą siaurų matymų, tą mūsų ratą, tuomet lysk po tą vėliavą ir mes tą priklausom, taip kaip apkauptų, žinai, tas aštunkojus, pats visas toks vaivorykštė, žinai, toks auskaruotas, piercinguotas, žinai, visokių spalvų kojos, ten, žodžiu, geras. Visalytis, daugelytis, žodžiu, ir šuo, ir katė, viskas ten, žodžiu. Ir vis tiek tu esi po egregorų ir yra iš tavęs imama energija, ar ne? Nes tu palaikai šitą ideologiją. Taip. Bet ta teologija, tai kuria tai tas aštunkojus, tas valytos tų aštunkojų, žinai.
Bet ten daugiau tokia, man šitas dalykas, tas klausimas labiau susijęs ta organizacija, ar sakykime, čia net ne organizacija, aš nežinau kaip pavadinti, communities, grupuotės, ar ne? Taip, taip. Kažkaip man labiau čia susiję kaip žinok, toks mentalinis, kaip ginklas. Taip. Čia nėra širdies, čia kažkaip per mentalą, mentalinis programavimas kažkoks eina. Labai daug neurolingvistinio programavimo yra čia. Net per tas spalvas, tos spalvos specialiai tokios aktyvios, ryškios, rodomos, kai kada prislopintos, specialiai, kad kažkaip vibruot per tą kažkokią mūsų ašį, spektrą, vibracijas, kad pritrauktų. Įsika. Ačiū. Paveikimas mentalas. Taip. Jeigu ne šitai, tai kitaip, ar ne? Taip. Jie labai sukinėja. Taip, jie labai sukinėja, tokie daugialyčiai, daugialypiai, daugiaprasmiai. Atrodo, bet ką, iš bet ko padarysim, pritaikysim, bet pagal save. Ir pritrauksim bet ką, va, tokia jų idėja. Kuo mūsų daugiau, tuo geriau, žinai. Tai duodam visiems dabar burbuliukų šitos informacijos, kad labiau suvokti, suprasti ir nebebūti to iliuzijai. Norisi tą bendrą žemiečių, tą gaublio iš savęs išsiimti tą informaciją. Nes kaip tu sakai, kaip užsuktas ratas, suspaustas. Ar yra ką dar nori tavo pasąmonę parodyti vėliavų tema 3, 2, 1? Aš bandau tą rutulį, žinai, kažkaip išmaut, numaut, nežinau, prakirpt, žiūriu, kaip čia jį dabar sudorot. Kaip sakai, norėčiau išimti iš to mūsų pasąmonę. Tai žiūriu, kaip čia padaryti, nes nerandu variantų kol kas dar. Kažkaip, nežinau, rodo pasikviečiam. Rodo per tą sąmonę. Kažkaip, sakau, kaip jau kartojusi per tą sąmoningumą. Per tą kažkokį žvilgsnį. Sąmoningumas ateina, kai tu stovi, žiūri tiesiai ir tavo žvilgsnio nieks neblokuot pradeda. Tau tarsi traukiasi. Leidžia žiūrėti toliai horizontą. Ir tu supranti, kad už to horizonto yra dar horizontas. Tave traukia judėti, tas sąmoningumas, ta plėtra traukia tave toliau į kitus horizontus, dar toliau, dar toliau. Nėra jokio krašto, man rodo, mūsų pasaulis neturi jokio krašto. Taip. Na, kiek eisi, tiek jis tau išsiplės. Nes jis juda kartu su tavim. Jis kuriasi kartu su tavim, tavo pasąmonė. Čia tai geras, patinka. Vienu žodžiu, mes nesam riboti. Yra tik uždėta iliuzija. Burbulas toks. Būk čia, būk patenkintas, nesiskusk ir nesipriešink. Taip, rutulinis toks mąstymas. Taip. Labai gerai, tai perduok visiems burbuliukus, kas nori pasiema šitą informaciją, integruojasi į save. Puikiai tema, ačiū tau.